Sveikučiai, šiandien darom jautienos burgeriuką. Visų pirma, tai aišku reikės mėsos paplotėliui, tada tam tikrą padažą burgeriams pasidarysim ir aišku prieskoniai yra druska, pipirai, česnakai, kaip visada. Mėsa geriausia būtų šviežiai sumalta, jeigu turit galimybę, tai susimalkit patys arba parduotuviai, kai kur galima paprašyti, kad sumaltų. Tai turėtų jinai būti faršas tas nesuspaustas, tokiu atveju bus sultingesnis burgeris ir minkštesnis. Tai aš savo burgerius sūdau ir dedu prieskonių į vidų, yra kas tiesiog ant viršaus pabarsto, bet man patinka, kadangi jisai bus storesnis, tai dėti prieskonius į vidų. Galima ir rankomis suformuoti paplotėlį, paprasčiau tai padaryti, jeigu turit kažkokį burgerių presą, tai iš esmės tai yra kažkoks indas, į kurį galima įdėti kepimo popierių ir suformuoti lengviau tą paplotėlį. Svarbu mėsos neperspausti, kad nebūtų pats burgeris labai toks tankus. Tai tokiu atveju daugiau bus, išliks riebalų jame bekepant ir mėsa bus minkštesnė. Aš šiuo atveju darau paplotėlius storesnius, kadangi žadu parūkinti juos. Tai vienos svoris apie 220 gramų. Na, burgeriukus suformavus, juos reikėtų palaikyti šaldytuve bent jau valandą kokią, o dar geriau ir ilgiau, tam, kad jie po to kepant išlaikytų geriau formą. Ir per tą laiką dar būtų gerai pasimarinuoti svogūnų, tai aš šiuo atveju tiesiog dedu druską, pipirus ir juos gerokai pamaigau. Tada dar galima pridėti balzamiko acto, citrinų sulčių pagal skonį, kas jums patinka. Taip paruoštus svogūnus tiesiog irgi dedam į šaldytuvą ir juos pamarinuojam. Kartu su burgeriais jie ten gali pabūti ir ilgiau, kuo ilgiau stovi, tuo labiau jie išsimarinuoja ir pasidaro minkštesni. Šiandien viską kepsim ant tiesioginės ugnies, tai yra vienas iš tų atvejų, kai suteikia papildomai geresnį skonį. Na ką, kuriam kepsninę ir leidžiam jį įšilti iki kokių 180 laipsnių Celsijaus. Na, o kol šyla kepsninė, tai pasidarom padažą. Aš naudoju kečupą, garstyčias, majonezą, truputį siračios ir aišku druskos pipirų. Pagal skonį tiesiog reikėtų pasižiūrėti, koks tas derinys jums labiausiai patinka. Nededu šiuo atveju marinuotų agurkų į padažą, nes juos dėsiu atskirai. Pasiruošiam bandelę, tai ją reikėtų patepti sviestu, galima jį šiek tiek palydyti, kad lengviau teptųsi. Ir pasiruošiam viską, kad galima būtų iš karto iškepus paplotėlius suformuoti burgerį ir nereikėtų po to laikyti tos mėsos iškeptos. Na, kepsninį ir grotelėms įkaitus dedu medienos pagaliuką, tam, kad truputį būtų dūmo ir dedu mėsą. Šiuo atveju reikės dažnai pavartyti, aš naudoju ir termometrą, tiesiog, kad žinoti, kaip tas kepimas vyksta. Tai tikslas yra ne tik tai parūkinti ir ne tik iškepti mėsą, bet kad jinai ir dar papildomai apskrustų. Dėl to, jeigu ten liepsnos nuo riebalų kažkiek kyla, tai šiuo atveju kaip tik dar suteikia daugiau skonio, turbūt retas atvejis, kai toks variantas iš tikrųjų yra skanesnis. Aš planuoju, kad burgeriukai bus iškepę paplotėliai jau, kai jų temperatūra bus vidinė apie virš 50 laipsnių, tai kažkur apie 60 būtų turbūt idealu, bet kai jau tas kepimas įsivažiuoja, tai dedu bandelę tam, kad jinai irgi paskrustų šiek tiek. Ją galima nuimti ir pabaigti kepti burgeriuko paplotėlius. Man burgeriams paplotėliai patinka, kai jie būna pakankamai gerai iškepę, kad nebūtų žalias vidus.
Tai užtrunka šiek tiek ilgiau laiko, bet tuo pačiu ir išorė paskrunda, tai dar gaunasi papildomai sluoksnis skonio. Kai jau burgeriukai paplotėliai artėja prie iškepimo į pabaigą, tada dedam sūrį. Tai sūrio yra turbūt kiekvienas turi savo mėgstamą. Aš šiuo atveju naudoju sūrį, kuris labai gerai lydosi. Tai yra brei sūris supjaustytas riekelėmis. Na ir kai jau jisai apsilydo, tai iš esmės formuojam burgerį ir jau bus galima valgyti. Į burgerio vidų galima dėti tai, kas jums patinka. Tai gali būti ir salotos, gali būti ir šoniniai, ir kažkokie kiti dalykai, bet pagrindas yra būtent padažas, kuris suteikia specifinį tą tikrą burgerio skonį. Tai aš dedu šiuo atveju agurkėlius marinuotus, supjaustytus gana smulkiai. Ir tada papildomai dar dedu žalumynų, bet jeigu jums nepatinka, galit ir nedėti. Truputį paskubėjau ir pamiršau apie svogūnus. Tai svogūnai taip pat būtent šitam variantui yra labai svarbu. Jie suteikia tikrai tokį labai gerą skonio derinį. Rekomenduoju pabandyti tokį variantą. Skanaus ir iki kito karto.